Tu esi iš tų žmonių, kurie svaipina, skrolina diena iš dienos ir susidurėt su tokiu blogu jausmu, kad atrodo sunku kažkaip nemalonu ir panašiai, bet norisi dar ir dar ir dar. Noriu pasakyti tau tokius dalykus, kad pirmas, jeigu žmogus nuolatos būna ten tuose TikTok'uose, YouTube'ese, kur reikia dažnai keisti tos video, žmogus gali priprasti, nes svaipinimo metu išsiskiria dopaminas, nes kas toliau, kas dar ir toks atrodo sukelia džiaugsmą, sukelia susidomėjimą ir norą gauti dar ir dar. Taigi visa tai gali pritraukti žmogų prie priklausomybės, o tai yra didžiulė bėda. Antras dalykas - silpnėja žmogaus dėmesys. Kadangi ten taip staigiai keičiasi vaizdai, temos ir panašiai, žmogaus realus gyvenimas gali atrodyti lėtas ir netoks įdomus. Trečias dalykas - tokie dalykai kaip svaipinimas, kai žmogus jau dažnai tą daro, tai didina stresą, nerimą ir žmogus gali pasijausti netgi vienišas, vienišumo jausmas. Sekantis dalykas - emocijų kaita didžiulė, kas sekundę, kas ten keletą sekundžių, tai irgi nėra gerai, nes gali atbukinti emocijas. Ir dar vienas dalykas - mažina kūrybiškumą, o žmogui kūrybiškumas labai svarbus, nes kūrybiškumas daro žmogų žmogumi. Viena iš žmogiškumo detalių yra kūrybiškumas. Tad pagalvokite, darykite higieną tarp tų buvimų ekranuose, internete ar panašiai. Valdykit situaciją. Darykit taip, kad ne jūs valdytų, bet jūs būtumėte šeimininkai ir jūs rinktumėtės, ką žiūrėti, ar galbūt kažką kitą veikti.